Kai mane kas nors apriboja skaičiumi, pavyzdžiui, 3, man iškart norisi pasiūlyti 5. Arba nei vieną. Aš nežinau, ar yra 3 patys stipriausi motyvavimo būdai. Bet pakalbėkime apie kelius iš jų. Žinot, dauguma mano vietoje šiandien pasakytų tai, kad pinigai tikrai nemotyvuoja. Pinigai nėra motyvatorius. Ir kaip čia pasakius, iš tiesų nėra motyvatorius. Tavsi norit tikėkit, norit ne, bet iš tiesų tai nebėra motyvatorius. Tai yra todėl, kad žmonėm yra, kaip čia pasakyti, jie neturi abejonės, kad jiems bus mokami pinigai. Ir jie neturi abejonės, kad jiems bus mokami jie laiku. Tai yra anksčiau, kada buvo svyravimai, kada buvo neaišku kas, neaišku kiek, neaišku kada ir panašiai, tai pinigai visą laiką buvo toks gyvas nervas. Pinigai motyvuoja tuo atveju, jeigu jie yra, kai žmogus aiškiai suvokia, kad nuo kokių jo veiksmų priklauso jo pajamos. Kai jisai supranta, kad jeigu aš padarysiu va tą, aš gausiu papildomai va tiek. Tada šitas procesas, aš padarysiu va tą ir tada gausiu papildomai prie to, ką jau ar taip gausiu, papildomai gausiu tiek ir tas tiek yra pakankamai ženklus jam. Tada tai atlieka motyvuojančią funkciją. Jeigu, pavyzdžiui, darbuotojas nežino, ką jis turi padaryti, kad gautų papildomai va tiek, tai jokie pinigai nemotyvuoja. Jie netlieka tos funkcijos, kurie turėtų motyvuoti. Dėl to, reiškia, pinigai yra toks dalykas, tarsi norėsi pasakyti, kad jie nemotyvuoja. Jie ne taip motyvuoja, kaip mes galvojame. Jie gali motyvuoti, jeigu yra teisinga motyvacinė sistema suvokta ir žmogus suvokia, kokie jo veiksmai priveda prie papildomų pajamų. Todėl pakalbėkime apie šiek tiek kitus motyvuojančias priemonės. Savo laiku buvo toksai trendas arba, kad reiškia, reikia sukurti būtinai fantastiškas darbo sąlygas žmonėms, tai yra motyvuoti nematerialiai, kas vadinosi, reiškia, pastatyti futbolo stalą, pastatyti ten, reiškia, kokį nors žaidimų kambarį įrengti, dušą padaryti ir būtinai ofisas turi būti centre arba, reiškia, stiklinėme prabangiame pastate ir viskas turi būti idealiai švariu ir panašiai. Yra grupė žmonių, kurios tai motyvuoja. Ir yra grupė žmonių, ir jinai vis didesnė, kuriems tai yra absoliučiai savaime suprantamas dalykas. Tai yra, kitaip sakant, stalas yra, todėl, kad jis turi būti, o ne dėl to, kad jisai motyvuoja. Ir tas trendas jisai realiai nepasiteisina. Žiūrint ilgąją discipliną, ilgoje laikotarpį, visokie futbolo stalai, visokie žaidimų kambariai yra nice to have. Yra gerai, kai jie yra smagu, kai jie yra, bet tai nėra dalykas, dėl ko žmonės išlieka darbo vietoje. Žmonės motyvuojantis dalykai, dėl ko žmonės išlieka darbo vietoje, tai number 1 yra įvertinimas. Apie tai mes šnekėjom šiek tiek. Tai yra tai, kai tau pasakoma yra, tu gerai pavarei ir tai yra pasakoma ne bile kada, bile kaip, o pasakoma aiškiai susijęs su tam tikrų tavo veiksmų. Kai tu supranti, už ką tau pasakė, tu pavarai. Ir tai yra dalykas, kuris motyvuoja. Jeigu to nėra, tai absoliučiai demotyvuoja vienareikšmiai. Kitas dalykas yra pagarba. Norit tikėkit, norit ne, bet pagarba yra formuojama kaip vienas iš stipriausių motyvatorių. Tai yra, ar aš savo darbo vietoje jaučiuosi gerbiamas kolegų, o visų pirma vadovų. Tai yra, jeigu aš jaučiuosi gerbiamas, aš į tą darbo vietą ateisiu ir norėsiu ten būti ir norėsiu rodyti rezultatą. Jeigu man jaučiuosi ten negerbiamas, aš nenorėsiu ateiti, nenorėsiu rodyti rezultato. Kaip sakant, būsiu demotyvuotas. Ir turbūt trečias dalykas, kurį reikia čia atskirai paminėti, tai yra efektyvi komunikacija. Tai yra tai, kada žmonės turi galimybę išsakyti savo mintis, būti išgirstais ir taip pat, kada su jais yra komunikuojama tam pačiam lygyje, tai yra efektyviai komunikuojama siekiant, reiškia, užtikrinti komunikacijos judėjimą dviem pusėm. Tai yra tokie dalykai, galima būtų vardinti jų labai daug, bet aš manau, kad turbūt reikia 3 šiandien, tai aš pasakysiu įvertinimas, aš pasakysiu pagarba ir aš pasakysiu efektyvi komunikacija. Kiti dalykai yra nemažiau svarbus turbūt, bet jie jau yra ten, sakykime, toliau kažkiek. Tai pavyzdžiui, vienas iš tokių dalykų, kuris yra labai svarbus motyvacijos procese, tai yra tiesiog rezultatas. Ta prasme, kad žmogus jaustųsi, kad jisai prisideda prie rezultato padarimo, prie tikslų pasiekimo. Tai patys tikslai, patys rezultatai atlieka labai stiprų motyvuojantį dalyką. Ir čia galbūt vėlgi, kolega galbūt sugalvos nukirpsiu, aš pasakysiu vieną keistą tokį daiktą. Tokį pavyzdį pasakysiu. Yra, grubiai kalbant, pusė tyrimų įmonėse atliekamų apie pasitenkinimą darbo vieta, kurie kalba apie tai, kad kuo žmogus geriau jaučiasi, tuo jis geriau dirba. Ir maždaug lygiai tiek pat yra tyrimų, kurie kalba apie tai, kad jeigu žmogus gerai dirba, jis gerai jaučiasi.
Aišku, fenomenas yra tas, kad jeigu jis gerai dirba, jis turi gauti už tai įvertinimą. Tai jeigu jis gerai dirba ir gauna įvertinimą, jisai jaučiasi gerai. Kas atsitinka, tai pagal aną tyrimą jis pradeda dirbti dar geriau. Tai kartais verta nuspręsti, ką mes norime pirmiau turėti. Ar rezultatą, už tai pasakyti žmonėm ačiū ir tai padaryti taip, kad jie jaustųsi gerai ir būtų jaustųsi motyvuoti ir tuo pačiu mes gausim rezultatą. Tai yra, klientas bus patenkintas, pajamos bus ir panašiai. Ar mes norime iš pradžių sukurti gerą aplinką ir tikėtis, kad bus rezultatas. Aš asmeniškai balsuoju už pirmą variantą. Tai yra, geriau padėkime savo žmonėm pasiekti rezultatą, įvertinkime juos ir tai suteiks jiems galimybę jaustis gerai, jaustis motyvuotais. Ir tokiu būdu jie parodys, ką jie gali. Jie padarys daugiau.